Sveiki. Rinkdama savo žingsnius pasidalinsiu apie kaltės mechanizmą taip stipriai išbujojusi, kad mums net nesaugu jo atsisakyti, kad neatrodytumėm kitiems per daug išpuikę, išdidus, tokiam, koks tas žodis, na, tokiam savęs fainume labai dideliam. Pavyzdžiui, čia ne tame pavyzdy tie gilų suvokimai aplankė, bet jį panaudosiu kaip pavyzdį. Tarkime, į susitikimą su kliente gavau žinutę, kad 20 minučių vėluos. Ir kadangi aš pati labai skubėjau į tą susitikimą ir man, jeigu būčiau žinojus, man tų 20 minučių būtų labai reikėję, tai toksai atsirado tarsi pyktis kažkoks. Nu va, kaip aš irgi skubu ir gerbiu laiką, o tu tarsi nesugebėjai susiplanuoti to laiko. Ir pavyzdžiui, kad ir tyrinėjant šitą pavyzdį ir mintis nuoširdžiai, ką pastebėjau. Tarsi, jeigu būtų žinutėje parašyta, labai atsiprašau, nutiko ir tas, vėluosiu, bet skubu, turbūt būčiau kitaip sureagavus. Kuo ta žinutė skirtusi, ten matyčiau, kad žmogus tarsi gailisi, jaučia kaltę, suvokia. O jeigu žmogus tiesiog parašė, būsiu už 20 minučių, toks, oho, nu nieko savo, galvoja tik apie save, ne? Ir taip, tarsi, na, toks noras, kad pasijaustų kitas kaltas ir pasijusti kaltu, kad labai atsiprašau, kad pavėlavau, tarsi parodo kažkuria prasme žmogiškumą, kad man rūpi. Ir iš tiesų, ant tiek nieko bendro su tu man rūpi yra šitas kaltės jausmas. Nes iš esmės, ar man parašytų atsiprašau, ar neatsiprašau, fakto nepakeičia. Bus vėluota 20 minučių. Ar gali būti kažkas kitaip? Ne, negali, nes jau įvyko įvykiai taip, kaip jie įvyko, ar ne? Ir ar galima priversti žmogų jaustis kaltu, kad nes tada aš jaučiuosi svarbus, o čia yra svarbu pamatyti, kad čia mes užstringam tada už asmeninio tokio ego ir trūkumo svarbumo, kad kitos žmogaus kažkoks elgesys, nuo jo priklauso mano vertė. Tai čia vėl jau perkelimas įvyko visiškai klaidingas. Su pirma, niekaip mano vertė nėra susijusi su tuo, ar tas žmogus vėlavo ar nevėlavo. Klausimas, kaip aš gerbiu save, jeigu aš noriu, aš galiu susidėti daiktus ir išeiti, jeigu aš noriu, galiu sutrumpinti susitikimą, o galiu ir nesutrumpinti susitikimą, žodžiu, su vertė tai niekaip nėra susiję, ar ne? Bet tai, kad mes, jeigu pririšam, šiuo atveju, jeigu aš pririščiau savo vertę prie jos vėlavimo, tai tarsi nori, kad kitas žmogus jaustųsi kaltu, nes tai yra žmogiška. Bet šitas mechanizmas, jis niekada nenuves į tą tokią vidinę laisvę, taiką, priėmimą savęs. Taip mes ir jaučiamės tada visą gyvenimą įvairiose situacijose kalti, kad kažko nepakankamai padarėm. Kas iš to, iš esmės, griaužti save, kad jau vėluoju? Kas iš to? Tiesiog jau vėluoju. Atsiprašau, neatsiprašau, galima paaiškinti, va čia ta tokia atjauta egzistuoja. Gali, kad kitas žmogus, kaip čia, paaiškinti priežastį. Man, pavyzdžiui, patinka žinoti, kaip čia, mano sistemai, protui, fainiau žinoti tą priežastį,
Bet net jeigu tai būtų pramiegojau, net jeigu tai būtų pamiršau, bet kokia priežastis, na taip veikia mūsų tas protas, kad jam žinant priežastį tarsi yra ramiau. Bet imant iš kitos pusės, jeigu aš jau vėluoju, save kaltinti, kad amžinai nespėju, pamirštu, ar ten dar kažkas, įsuka į tokį kaltės liūną ir mes va šitoj vietoj tada laukiam, kad kitas mums atleistų už mūsų kažkokius nedadarimus, vėlavimus. Bet čia yra tą atleidimą galim išrašyti tik patys savo, nebeplakdami savęs. Ir šitoj vietoj dabar atsistoju į tos klientės vietą, kuri pavėlavo, tarkim, aš esu ta, kuri vėluoju. Nu taip, jau pavėlavau. Aš girdžiu, kad tau liūdna, kad tu įsižeidėjai, kad tau pikta, kad tu galbūt sutrumpinsi konsultaciją, o gal dar kažką sugalvoju, gal manęs nelauksi. Nu, bet aš nieko kitaip padaryti negalėjau ir aš nusprendžiu savęs nebeplakti. Aišku, mes kasdienybėje nekomunikuojam taip, ar ne? Tokia komunikacija retai vyksta taip, kad išsakytumėm tokias savo mintis. Ir tie žmonės, kurie savęs nepaaiškina, nepasiaiškina ir dar matom, kad veide nesimato, kad jie save griauštų, vadinami išpuikusiais, egoistais, galvojančiais tik apie save ir tokiais būti nė už ką nenorim. Tada ką norim daryti? Nešiotis kaltę. Vat aš parodysiu kitiems, kad man rūpi, kad aš pergyvenu, kad aš plaku save, kad aš irgi save baru, pykstu ir norim tapti laimingi. Nebandykime gėdinti tų žmonių, kurie savęs negriaužia. Čia tik reiškia atsisuku į save ir pasižiūriu, kodėl man reikia to žmogaus atsiprašymo, kur aš atidaviau jam savo vertę, ar ne, kad aš esu brangus, kad svarbus, svarbi. Ir čia tiesiog atsisukti save, gerbti save, o geriau realiai pasižiūrėti to žmonės giliau. Ir jie dažnai visai net nėra kiaulės. Tiesiog tie, kurie geba būti savo šyje ir neužsimti tą saviplaką, jie gali atrodyti išdidus, bet jie tiesiog jaučia savo vertę, jie brangina save. Ir tai yra vienintelis kelias tokiu patapti ir taip bus, kai einam į tą vidinę laisvę, domime sąmoningumu ir vis labiau atpalaiduojam jausmus. Taip kažkam atrodysim tokie pat žmonės, kurie mums tarsi kiti nerūpi, tik galvojame apie savo gerovę, tikrai taip, kažkam taip atrodysim. Ir čia neišvengiama, kad taip atrodysim. Bet kokį mechanizmą norite žmonės mums įdiegti, sugrąžinti tarsi kaltės jausmą. Ir kaltės jausmas totalus manipuliacinis yra įrankis, ar ne? Tai va, tai duoti leidimą, atleidimą sau ir nepasiduoti kaltės tam mechanizmui, jausmui, kurį bando įdiegti mums kiti. O toks yra palinkėjimas mano sau ir tau. Iki.